Sveiki, sveiki, su jumis sveikinasi Eimantas, kitaip žinomas kaip Emajus, dar kol kas nežinomas. Esu 18 metų, galvoju apie daug dalykų dažniausiai galvelė visada veikia, kažką daro, bet nieko paskui neišeina padaryti dažniausiai. Arba paėmi pamiršti dalykus, arba paėmi nepakalbė apie juos, arba dar kažką. Nu, vienu žodžiu, prisigalvoji dalykų, bet paskui nepadarai. Tai jo. Važinėju su 2000 eurų mašinike, Opeliuku. Einu į profkę, automechaniku, ėjau pas žmogų detailingo biškių užsiimt, pasižiūrėt, kaip tai atrodo, ar įdomu, ar galėčiau padaryti, tai biški pagalvojau, idėjų, jau turiu susipirkęs. Tai vienu žodžiu, toks dalykas apie mane, kad pastarąjį mėnesį kažkur aš pradėjau ne vien tik kalbėti, neįsivaizduoti galvoj, bet ir dirbti. Dėl tų dalykų, kuriuos įgyvendinti. Ir pradėjau įgyvendinti visus tos dalykus, kuriuos galvoju. Tai jo, vienas iš tų yra šis kanalas. Ir tiesiog ką žinau, noriu su visais pasidalinti, kaip aš savo rankom einu iki finansinės laisvės. Ar ją pavyks pasiekti, ar jos nepavyks pasiekti, kiek užtruks, kaip viskas vyks. Vienu žodžiu, toksai labai įmantrus ir detalus, kaip čia pasakyti, žmogaus gyvenimo kanalas čia turėtų būti pagal idėją. Kaip šiais? Nežinau. Dar kol kas nežinau. Turiu idėją, kad mes kalbėsim apie tokius dalykus. Tai čia jo sveikata ten, panašiai, biški kripto, biški investicijos, biški tie, bet to pačiu ir kas 3 dienas, galvoju kol kas dabar, kad kas 3 dienas paimsiu ir įkelsiu video, kaip man sekasi. Bus labai daug paprastų video, kur ten aš pasakoju tiesiog apie tokius specifinius dalykus, o kas trečia, tai reikės biški pasisakyti, ką esu padaręs. Galima sakyti, man tai bus tiesiog priminimas, kad reikia daryti, o jum, kad jūs galite irgi kažką daryti. Nes 18 metų vaikas, jeigu gali, tai tu 40 metais, jeigu žiūri, tai susijunk. Ir jeigu dar neturi daug nieko, tai susijunk tada. Jo, o taip tai mes visi šiam pasaulyje esam. Reikia kažką daryti. Mano tokie prioritetai yra, kad aš nenorėčiau dirbti normaliam, paprastam, pilno etato, pusę etato darbe, norėčiau dirbti savo, tai mano toksai kaip ir ideologija yra. Žiūrėsiu, kaip gausis. Jūs dabar, sakau, gaunat labai tvirtą, labai tokį, ką žinau, labai tokį išskirtinį turbūt momentą, jeigu man seksis paimti ir daryti visus šitus ir aš nepamesiu šitos kanalo ir panašiai, tai jūs gaunat labai stiprų pavyzdį tada, kaip reikia viską padaryti. Ir kitas dalykas, jeigu aš nepamesiu, Eimantai, ateities Eimantai, wow, smagu, kad nepametei. Pirmas epizodas. Biški paaiškinau, biški daviau aplamai, kaip bus. Jo. Daug kapitalo dabar nelabai turiu.
pasistengsiu kuo mažiau editint. Čia pavyzdžiui dabar, ką aš sakau, yra pirmas teikas, bet jo, tokių dažnai, ne, gal ir bus, ką aš žinau. Pasitikėjimas savim yra, tai jeigu kažkas komentuosit kokį nors blogų dalykų arba kažkas bus nepatenkintas kažkom, tai, nu ką jau padarys, niekam nerūpės. Išskyrus jų. Nors jo, nes tiesiog nelabai svarbu. Ir jo. Aš labai tikiuosi, kad jūs dabar iš tikrųjų jum, pavyzdžiui, tai labai būtų svarus šitas dalykas pradėti su manim kartu tokį judėjimą. Nes jeigu pasakyk, kaip ir sakau, mano čia yra pati pradžia. Aš mėnesį žiūriu į savo grafiką kasdieną, aš mėnesį žiūrinėju, ką aš vis galiu ką nors padaryti, aš mėnesį bandau kuo mažiau žaisti, aš mėnesį šį mėnesį bandau, tokius stiprius dalykus keisti savo gyvenime, kad, kad pasikeistų mano gyvenimas ir eičiau link finansinės laisvės, o ne ant paprasto pilno etato darbo. Kažkokių mechanikų. Tai jo. Tikiuosi pasiseks. Mum visiems. Lietuviškai. Keista, ne? Dažniausiai būna angliškai tokie dalykai. Jo, specialiai. Noriu, kad ir lietuviai biški padirbėtų savo. Gerai, pasimatysim, manau, kitame epizode. Pradėkit ir jūs.